Tęsiu savo senų, vaikystės laikų memuarų iliustravimą, kurie yra susiję būtent su žurnalo Genys gavimo momentais. O štai koks buvo kadaise 1994 m. balandžio mėnesio numerio gavimas, tai buvo kažkur apie ešvei. Velykų laikotarpį dabar jau negalėčiau tiksliai įvardyti dienos. Jau sukakę buvo lygiai metai, kaip užsisakau žurnalą. Gerai pamenu, kad kaip tik šituo metu mūsų piktasis kaimynas, senis Petras šventė savo paties jubiliejų, tad ta proga į namus puoton buvo susikvietęs daugybę svečių ir mus kvietė ateiti, bet mes ten neėjome, nes buvome vėl eilinį kartą įžeisti jo. Apie įdomiausią naujojo Genio numerio turinio dalį daug nekalbėsiu, nes žurnalas vėl buvo tokio paties blizgaus popieriaus, apysakos, eilėraščiai, istorijos, viskas kaip ir visada. Įdomus yra ir dar kiti, būtent su tų metų Velykomis susiję mano prisiminimai, būtent tada Velykė pirmąsyk gyvenime man atnešė 2 šokoladinius kiaušinius Kinder Surprise su žaisliuku viduje. Pirmąkart pamačius, kas slepiasi jų viduje, vaikiškos nuostabos ir džiaugsmo man buvo tada iki valiai, viename radau itin mielą žaisliuką, guminį kiškutį, o kitame dinozauriuką. Bet jau vos po kelių dienų tą kiškutį sugraužė mano šuo, o kitas taip ir kažkur prapuolė. Aišku, kad dėl tokio praradimo buvo liūdesio, susikrimtęs vaikščiojau po kiemą, nešiojausi rankose Genį, apsevęs guminukais braidžiojau po polaidžio vandens balą sodyboje ir vis krimtausi dėl prarasto gražaus žaisliuko. Buvo tada mano tokia vaikiška tradicija pavasariais, pasiimi ilgą pagalį į rankas ir stumdai su juo vandenį iš vienos pusės į kitą daubų balose, klausaisi, kaip gurgas sujudintas vanduo, aptaškai jo visus pašalius ir tau viduje tuo metu taip smagu. 1994 m. balandis.